Pastaruoju metu buvusi mokinukių, o dabar studenčių kapitonė Irūna staiga tapo solo žvaigžde. Įtemptas repeticijų ir koncertų grafikas, filmavimai televizijos projekte, interviu spaudai ir daug diskusijų sukėlusi atvira fotosesija vyriškam žurnalui. Panašu, kad dar visai neseniai mokyklinę uniformą vilkėjusi Irūna nieko nelaukdama nusprendė parodyti visus savo privalumus. Ne, tai nebuvo mano svajonė, tiesiog tokie pasiūlymai kasdien neplūsta. Ir man visuomet buvo gražu pažiūrėti į kitas gražiai atliktas fotosesijas, profesionaliai atliktas fotosesijas. Tai pagalvoju, kodėlgi ne? Na, apnuoginta krūtinė, masyvus kaklo papuošalas ir šelmiškai besidraikantis drėgni plaukai. Gal ir nebloga taktika, norint įrodyti, kad vaikystė pagaliau baigėsi. Tik štai niekaip nesuprantame vieno dalyko. Kaip griežtoji prodiuserė Laima Lapkauskaitė, kuri visuomet garsėjo konservatyvumu ir perdėta globa savo jauniesiems atlikėjams, leido ne tik išsipinti jaunatviškas kasytes, bet ir nusimesti drabužėlius. Pirmąjį klausimą uždavė Laima, ar sutinki apsinuoginti, ar sutinki fotografuotis FHM-ui. Aš net negalvoju, sakiau taip. Kaip tarė, taip ir padarė. O ir Irūna nesijautė labai susikaušiusi rūbelius nusiminėdama, juk su Jampolskiu projekte jau viešai bučiavosi, prostitutę vaidino, na ir panašiai. Jinai pamačiusi fotosesiją, pajuokavo, kad įsirėmys visas šitas nuotraukas, nes jai labai iš tikrųjų patiko. Nors iš vaikiško amžiaus išaugusios globotinės atvira fotosesija labai pradžiugino Laimutę, spaudoje pasirodė antraštės bylojančios apie ne itin džiaugsmingas Irūnos tėvų nuotaikas. Nors pati dainurėlė tokias kalbas kaip mat paneigė. Jie tikrai labai mane palaiko ir džiaugiasi kiekvienais mano laimėjimais ir man labai svarbu, kad jie viską supranta, ką aš darau ir ko aš siekiu. Suprantama, kad vieno kito drabužėlio nusimetimas prieš fotoobjektyvą tik padidina populiarumą ir padeda pasiekti užsibrėžtų tikslų. Bet nusirengus prieš objektyvą sunku paslėpti visus kompleksus. O dar įvairiausi komentarai, jog nosytė per didelė ar krūtinė per maža, jauną merginą gali greit prie ašarų privesti. Aš nelabai kreipiu į tai dėmesio, stengiuosi atsirinkti tai, kas man naudinga. O pašalinių nuomonė, aišku, kažkiek yra svarbi reikšminga. Bet per daug aš kitų komentarų nesireikšminu. Jeigu man gerai, tai man gerai. Na, kad pačiai dainarėliai viskas einasi kaip sviestų patepta, mes matome. Tik va, labai įdomu, ar tokiais Irūnos pasiekimais ir augančia kaip ant mielių šlove labai džiaugiasi vis rečiau viešumoje matomos ilgametės scenos partnerės studentės. Aš nežinau, į šį projektą visų bendrų sprendimų aš buvau išlydėta, o manau, kad kituose projektuose atsiskleis kitos grupės narės. Kokiuose projektuose ir kada atsiskleis kitos grupės narės? Kaip sakoma, pagyvensim, pamatysim. Tuo tarpu pati Irūna jau dabar žino, kad nori būti viena dainuojanti žvaigždė. Kol žmonėms reikalingos mes kaip grupė, aš manau, dainuosiu grupėje, o ateityje labai norėčiau daryti solo karjerą. Suprantama, kai pajunti, jog visas žiūrovų dėmesys yra skiriamas tik tau vienai, natūralu, kad nesinori jo su niekuo dalintis. Na, bet panašu, kad artimiausių metų studentes dar tikrai pamatysime su įvairių gudrybių išmokusią Irūną priešakyje. Aš manau, kad greitoje ateityje jūs pamatysite mūsų visus apsinuoginusius. Jei taip ir toliau, spėjame, kad ir pati Laima Lapkauskaitė gali staigmeną kokią pateikti. Bet kol kas prodiuserė išlieka pakankamai paslaptinga ir stengiasi, jog visas dėmesys kreiptų tik į jos mokines.